Išmokus daryti šitą spyrį, darant žingsnį pro nugarą, jau mėginsime daryti jį ore. Taigi, viskas prasideda, kaip ir iš pradžių buvo sakyta, nuo galvos. Pradeda suktis galva, tada galinę koją mes prakišam ir ją pakabiname po letiną. Maždaug yra šitoj vietoj letina, jūsų galinė koja turi atsidurti maždaug šitoj vietoj. Tai yra labai svarbus momentas. Vienose mokomuose programuose daroma, kad koja galinė eina ratu, bet aš iš savo praktikos ją mokinu, kad ją tiesiog reikia kišti tiesiai. Dėl to, kad kai koja eina ratu, jinai šiek tiek gali išbalansuoti, jinai paima tokį posūkio efektą. Kai jūs koją prasukat, prakišat tiesiai, tai jūsų kūnas neišsibalansuoja ir jūs judat į priekį. Tiesiog jūs judat viena kryptim link savo varžovo. Taigi, galinės kojos prakišimas ir pakabinimas po letenėlę. O, viskas. Grįžom atgal. O, viskas. Tiesiog koja atsiduria čia. Ir atgal. Ir atgal. Ir paskutinė dalis, kai jau koja mūsų kabo čia, kita koja peršoka ir muša spyrį. Taigi, 1, 2. Prijungiame dar šuolį ir spyrį kitą koją. 1, 2. 1, 2. Ir dabar šituos abu veiksmus jungiame į vieną.